Labą vakarą visiems. Šiandien bus iCook puodų trumpas pristatymas. Ir čia jie visi išdėlioti ant stalo. Keletą iš jų aš paminėsiu. Tai puodai, indai ypatingi tuo, kad jie ergonomiški, ilgaamžiai, 21 amžiaus, ilgai tarnauja. Šitos puodus, kuriuos matot čia ant stalo, jie yra apie 20 metų, pavasarį bus 20 metų. Nieko jiems nenutikę, jie gal truputį savo blizgesio praradę ir panašiai. Tai puodai, kurie taupo jūsų laiką, kurie taupo jūsų sveikatą ir tiek elektros, tiek dujų energiją. Mano puodai buvo naudojami ant dujinės viryklės. Nuo kaitros truputėlį pakeitė spalvą rankenėlės pačios. Ypatingos rankenėlės tuo, kad dangtį lengva atidengti, nebūtina papildomų šluosčių, yra papildomas žiedas. Laikui bėgant galima rankenėlę pakeisti. Šitie indai puodai gali būti naudojami plaunami rankomis arba plaunami indaplovėje. Tai indaplovėje rankenėlių spalva greičiau praranda savo juodą spalvą. Bet juos galima pakeisti. Tiek rankenėlės, tiek, sakykime, ilgas rankenėlės, tiek mažesnės rankenėlės galima pakeisti atskirai įsigyti. Ir kuo ypatingi šitie indai? Tai, kad juose galima gaminti be vandens, juose galima gaminti be prieskonių arba su labai mažu kiekiu vandens. Ką leidžia šitas gaminimas? Šitas gaminimas duoda pačio produkto didesnę vertę viduje. Tarkim, mes įdėjom kopūstą ir neįpylėm vandens arba įpylėm labai mažai. Tai pačiam kopūste visos gerosios savybės liks, tiesiog neišplauks į vandenį. Galima gaminti be riebalų, galima gaminti su riebalais. Ypatinga tuo, kad šitie indai uždėjus ant ugnies tuščią puodą, tiesiog mes įkaitinam. Ir kaip pastebėti, kad įkaitinam, tiesiog keletą lašelių paleisti į puodą ir jeigu jis bėgioja kaip gyvsidabris, vadinasi puodas įkaitęs. Ir mes galime gaminti be riebalų, kaip aš sakau. Tai pavyzdžiui, aš gaminčiau kepsnelius vakarieniai, ar tai nugarinės, ar sprandinės, ar mentės. Pačius gabalėlius prilipinčiau prie įkaitusio indo. Leisčiau apkepti, užsidarys mėsos poros, tada lengvai apvertus, aš patį gabaliuką aptroškinčiau, apskurdinčiau kitą pusę. Ir ant viršaus aš kraučiau visokias daržoves. Tarkim, bulvę, morką, brokelį, česnaką, kas mėgsta obuolį, brokolį. Viską sumetus, aš nepilčiau nei vandens, nieko, tiesiog puodą patį uždengčiau. Tarp puodo ir dangčio pasigamina garų tarpinė. Kiekvienas produktas, kurį aš įdedu į indą, taip pat turi savy vandens. Tas vanduo tiesiog pradeda garuoti ir pasigamina tarp puodo ir dangčio tarpinė. Dangtis pradeda lengvai suktis ir pati didžiausia klaida leisti puodo dangčiai šokinėti, neprimažinus kaitros. Tada jau nesigauna ekonomiška, tada nesigauna gražiai ir tvarkingai gaminti maistą, visur maistas tyška, verda ir panašiai. Ir tai, kas yra puode sudėta, ant mažos kaitros gali pilniausiai pasigaminti. Tai, ką aš išvardinau, mėsytę ir visas daržovės, aš gaminčiau arba troškinčiau apie 30 minučių. Ką įpratau su šitais indais? Nemaišyti ir jiems netarnauti. Tarkim, aš sugalvojau, kad gaminu sriubą, tai aš tiesiog tai, ką dedu į sriubą, aš viską sudedu į puodą. Sutarkuoju morką, sudedu svogūną, jei noriu pakepinu, tada dedu bulves, dedu kopūstą, metu kažkokios kupkulėlių, sakykime, mėsos maltos. Sudedu, užpilu sultiniu ir uždengiu puodą, pastatau ant kaitvietės. Užverda puodas, pasigamina tą garų tarpinė tarp dangčio ir indo.
lengvai sukasi, tada aš keliu ant kaitvietės mažesnės arba mažino tiesiog temperatūrą ir pamažinus temperatūrą gaminu kažkur apie 30 minučių. Nedangstau aš puodo, nekilnoju, nežiūriu, kokiu ten prieskonių trūksta ir panašiai. Po 30 minučių aš atidengus puodą, pirmiausiai galiu paragauti sriubą, kaip ji pasigamino, ko joje trūksta, galbūt sultinys visą tai užpildė ir nieko nepritrūko toj sriuboj, nei skonio, nei gardumo ir panašiai. Ir galima patiekti sriubą. Ypatingi tuo ir ekonomiškai, kaip sakau, galima statyti iš jų piramidės. Čia aš turiu puodą 1,5 litro, dar kitaip galima sakyti troškintuvas. Galima pilniausiai gaminti įvairius patiekalus. Ir kaip sakau, galima statyti piramidės. Apačioje yra puodas 3 litrų. Imu aš kombi indą. Kombi indas tai yra toksai be dangčio. Ir ką jis duoda? Jis tiesiog šitam puode padidina tūrį. Jeigu aš pripyliau, sakykime, pačio kažkokio gaminio turinio iki viršaus, turėtų likti kažkur 3 cm. Ir jeigu aš pripyliau iki viršaus, tai man reikia, kad tie 3 cm atsirastų. Tada kombi puodą dedu ir jeigu aš nestatau piramidės iš puodų, aš uždengiu dangčiu, kad pačiam puodė ilgiau išliktų temperatūra. Arba aš galiu šitam puodė gaminti sriubą, kitam puodė užvirti ryžius ir užvirus puodui su sriuba ir užvirus puodui su ryžiams pastatyti bokštelį. Ir ant vienos kaitvietės verda 2 puodai. Tiesiog vėlgi neleisti, kad susigaminus garų tarpiniai tarp dangčio ir indo taškytųsi. Ir gaminti tiek laiko, kiek jums atrodo, kad 30 ar 40 minučių ant vienos kaitvietės. Nereikia 2, jau taupau kaitvietę. Šitas kombi indas tinka ant 3 litrų puodo, ant 4 litrų puodo ir ant 1,5 litro puodo. Pirmiausiai tinka visiems šitiems indams tūriui padidinti. Į 4 litrų puodą. Čia ant stalo tai matote 27 dalių komplektą, išskyrus šitą puodą. Šitas puodas yra vauk, aš truputį apie jį pakalbėsiu. Į 4 litrų puodą įeina kiaurė esantis, dangtis ir kombis. Dangtis ir kombis. Dar pas mane liko rankose garų indelis, truputėlį apie visas detalės atskirai. Kuo ypatingas šitas puodas, tiesiog didesniai šeimynai. Garų rėtis reikalingas tada, kai mes norim kažką išgarinti ne vandenyje. Galiu koldūnus virti vandenyje, galiu koldūnus virti garuose. Pripyliau į puodą daugiau nei pusę puodo vandens, uždėjau sietą, rėtį, kitaip vadinant, ir ant to rėčio dedu. Tada uždėjau kombi, uždengiau dangtį ir aš gaminu garuose. Taip galiu gaminti koldūnus, taip galiu gaminti virtinukus, taip galiu gaminti cepelinus. Iš tikrųjų, man pačiai skonis cepelinų skanesnis vandenyje vertas, ne garintas ant garų. Taip galiu garinti daržovės, tarkim brokolį, kalafiorą ar dar kažkokią daržovę, kurią aš noriu garinti ne vandenyje, bet garuose. Arba tiesiog galiu šitą puodą taip pat naudoti kaip ir paprastą puodą. Tiesiog paimu kiaurę esantį, išimu ir viską gaminu pačiam puodė, inde ir panašiai. Patys puodai ypatingi tuo, kad yra 3 sluoksnių sienelė. Yra nerūdėjantis plienas, vidury yra aliuminis ir vidury yra nerūdėjantis plienas. Iš išorės metalas yra blizgus, vidury yra matinis. Lengvai prisižiūri, tikrai, kaip pasakau, 20 metų iš tikrųjų puodai ganėtinai gerai atrodo. 2 litrų puodas yra ir litro. Kaip aš sakau, vienišiai
tam, kam reikia vieną kiaušinį įsivirti, tam, kam reikia nedaug košytės įsivirti, arba gaminant kūdikių ir panašiai. Dar į komplektą įeina 3 maisto tokie indeliai, mažylis, vidutinis ir didysis. Visi jie turi plastikinius indelius, tai tikrai irgi indai, kurie yra iš nerūdijančio plieno, ilgai tarnaus jum, ilgiau išlieka visos maistinės medžiagos ir panašiai. Ir pats didysis puodas, tai yra 8 litrų. Jame taip pat yra kombis, dangtis, kiaurė esantis jau čia per visą puodą. Ir yra žiedas ant puodo. Tarkim, mes norim virti makaronus. Kad mums makaronus išvirus reikėtų vandenį nukošti, tai tiesiog dedu puodę žiedą, į puodą įstatau rėtį, įpilu vandenį, tiek kiek man norisi, įmetu druskytės, įpilu alyvuogių aliejaus, uždengiu dangtį ir gaminu maistą. Pagaminus makaronus, aš tiesiog patį kiaurę esantį, turinti tokius dantelius, užkabinu ant žiedo. Žiedas turi tokius taip pat dangtelius, užkabinu ant žiedo tokiam, kokiam noriu aukštį. Vat, sakykime, 2 aukščių laiptelis arba 3 aukščių laiptelis. Viskas nubėga ir tiesiog aš galiu serviruoti puikiausiai. Kaip ir sakiau, šitas puodas taip pat turi kombi dangtį. Tai tiesiog kombi dangtį dedu ant puodo. Puode aš tarkim verdu grybus, kas šią vasarą tikrai užderėjo į rudenį. Grybai, tam, kad grybų galėčiau pilnesnį puodą pagaminti, aš naudoju kombi, tiesiog pasididina puodo tūris, ant viršaus užvirus grybams aš uždedu dangtį ir tiesiog verdu. Išvirus aš vėlgi nuimu dangtį, nuimu kombi, pakeliu kiaurę esantį ant žiedo ir nukošiu. Nereikia man atskiro kažkokio koštuvo ir panašiai. Jeigu aš gaminu tik šitam puodė kažkokią, sakykime, uogienę, taip pat jeigu pripyliau iki viršaus, man reikės padidinti tūrį, kad jį pilniausiai užvirtų, tada dedu kombi, ant viršaus dedu puodo dangtį. Ir vėlgi šitas puodo kombis leidžia daryti mums taupyti laiką ir daryti piramidę. Tarkim, čia aš verdu sriubą, čia aš užviriau makaronus ir ant vienos skaitvietės pastačiau ir išviriau visą bokštą. 2 puodus ant vienos skaitvietės. Galbūt trumpai tiek apie šituos puodus indus. Reiks kreipkitės receptų, galbūt vieną kitą galima kartu pagaminti. Ir paskutinis indas, kurį aš noriu pademonstruoti, tai yra Vogue puodas. Įvairiems troškiniams gaminti. Vogue tai ypatinga tuo, kad galima gaminti tiek riebaluos, tiek vandenyje. Gaminant galima daryti vėlgi įvairias kombinacijas. Iš to puodo komplektą įeina toksai sietelis, įeina toksai pusiau lotoso sietelis, kuris gali būti pakabinamas ant puodo krašto. Dangtis. Šitas puodas turi jau 7 sluoksnių sienelę. Tai ką tai reiškia? Tai kad puodo viduje ilgiau išlieka temperatūra ir gali aukštesnė temperatūra tiesiog užkilus gaminti riebaluose, kas yra ypatinga Vogue. Šiandieną aš irgi gaminau šitam puodė. Tiesiog keletą šaukštų įpyliau vandens. Pirmiausia, aš troškinau morkas. Ne vandens, atsiprašau, aliejaus. Įpyliau aliejaus, apkepinau morkas, sudėjau čia ant šito lotoso. Tada aš tam pačiam aliejui sutroškinau svogūną ir česnaką, taip pat iškabinau, sudėjau ant viršaus, nes stambiai buvo supjaustyta. Taip pat tame aliejuje aš patroškinau
keletą pievagrybių, vėlgi, kad jie neperkeptų ir būtų traškus, aš sukroviau ant žiedo, nusivarvėjau papildomas aliejus, padauginau dar truputėlio aliejus, nes visi produktai aliejų mėgsta ir jį geriai į save kepdami. Tada aš dėjau brokolį ir kalafiorą, taip pat apkepinau truputėlį, viską sudėjau ant žiedo, atidėjau į atskirą vietą, kai nusivarvėjo. Ir į puodą taip pat įpylus aliejaus, alyvuogių aliejaus, keletą šaukštų sudėjau pjaustytą vištienos šlaunelių mėsą. Taip pat ją patroškinau. Kai susitroškinau vištieną, aš visas daržoves grąžinau į puodą. Įpyliau pomidorų padažo ir viską uždengus troškinau apie 15 minučių. Tikrai padažas patiekalas pasigamino puode nuostabus ir ramiai su šeimyna mes papietavom. Tai kuo ypatingai šitie indai, tai kad gali gaminti be riebalų, tai kad gaminti gali labai lengvai, statant piramides, tai kad gaminti gali ir su vandeniu, ir be vandens. Ir ypatingi tuo, kad kai užverda išviręs maistas ir jau išviręs maistas, taip pat turi puodas, tiek, sakykime, bauk, tiek kiekvieną puodą, kurį aš pakėliau, turi tokį principą pritraukia dangtį. Gali būti taip, kad jūsų maistas ilgai išliks šiltas ir dangtis laikas nuo laiko išleidinės garsą, cyps, ten tarškės ir panašiai. Gali būti, kad jis ramiai stovės ir tiesiog atėjus norui valgyti, puodas lengvai neatsidengs. Kadangi, kaip sakiau, yra tarp puodo, gaminant tarp puodo pasigamina vandens tarpinė ir dangčio. Ir ta tarpinė lengvai prisitraukia, kada mes puodą, sakykime, išjungia. Gali būti, kad neatsidengus puodui, jums truputėlį reikės puodą pakaitinti. Tiesiog pastatyti ant kaitvietės, kad temperatūra pakiltų ir tada puodo dangtis lengvai atsidengia. Puodo dangtį galima taip pat taip lengvai, sakykime, pasistatyti ant rankenos. Tai trumpai tiek šiandien apie Vauk puodus. Linkiu skaniai gaminti, sveikai gaminti ir turėti investiciją visam savo gyvenimui. Kaip aš sakau, šitie puodai pas mane 20 metų, pats gamintojas duoda garantiją visam jūsų gyvenimui. Skanaus maisto, gero gaminimo, su iCook.